Sveiki, atvykom šią Nemėžio gimnaziją Vilniaus rajone vesti fizinio aktyvumo mokytojams praktinį seminarą apie etnosportą. Kas tai būtent? Kad jie galėtų integruoti į savo mokymo procesą ir supažinti jaunimą. Kad jie būtų ne vien tik tai fiziškai stiprus, bet ir motyvuoti, kas liečia kultūros, vertybės, taip pat pilietiškumas, įsitraukimas į savo vietovės gerinimą. Patiko, įdomu, iš tikrųjų, tikrai yra ir įdomių, kurios tikrai galima pritaikyti mokyklose per pamokas, didelio kažkokio inventoriaus nereikia, užtenka paprastos pievos. Šiaip smagu, tikrai buvo viskas gerai. Būtų kuo daugiau įvairovės. Kuo mažiau standartų, kuo daugiau įvairovės ir man šitas seminaras tai kaip dovana. Aš galiu savo pamokose dabar viską, praplėsti. Nereikalauja labai daug inventoriaus, tenai tokio ypatingo. Savo pamokom pritaikysiu, man labai patiko. Tikrai labai fainas, geras seminaras. Šiaip iš anksčiau žinojau kai kurias sporto tokias šakas, bet tikrai nemačiau praktikoje ir tiesiog tokie seminarai padės dabar į savo programą mokymą įtraukti, nes jau žinai praktiškai ir bus lengviau, nes kai tik teoriją žinai, tai nelabai pavyks tai įtraukti į savo programą, bet dabar patys pasibandėm viską, tai bus žymiai fainiau ir lengviau tą padaryti. Tai labai smagu, kad kažkas tokio organizuojas. Labiausiai patiko tas žaidimas Kyla, nes tikrai kažkas naujo ir labai toks paprastas inventorius. Mano mokiniams tikrai patiks. Tai ką, įvyko pirmas praktinis seminaras fizinio aktyvumo mokytojams. Labai esam dėkingi Vilniaus rajono administracija, kuri padėjo mums organizuoti tos mokymus. Dalyvavo 12 fizinio aktyvumo mokytojų. Jie pasisemė žinių, sužinodami apie 6 etnosporto šakas: Kylą, išstūmimą iš ratų, lazdos trūkimą, muštuką, ristinės ir lietuvišką rytinę. Ribka kitaip vadinama. Buvo sunku, bet buvo ir be galo įdomu žiūrėti, kaip jiems sekasi. Įdomi patirtis, tikiuosi šitą užfiksuotą medžiagą mes skleisim tarp mokytojų ir bus daugiau norinčių sužinoti apie tai daugiau ir plačiau ir mes atvažiuosim į jų miestą.